rungtynių dar pavyko nusiteikti prieš Portugalus? Pavyko, labai neblogos rungtynės gavosi, išskyrus galbūt tokią mažą atkarpėlę antram kėlinukį taip. Ir gerai išlaikėm ritmą, manau gerai tikrai pasitreniravom. Viskas dabar prasideda dar rimtesni dalykai, aišku, reikia dar labiau didinti nusiteikimą, koncentraciją, ko mums kartais pritrūksta, nes antram etape už mažiausią klaidą būsim baudžiami tikrai. Tiesa, dar norėjau padėkoti labai nuostabiem Panevėžio, ar nežinau, iš kur čia žmonės suvažiuoja sirgaliam, nes tikrai jaučiam jų palaikymą. Be jų būtų žaisti žymiai sunkiau ir kažkokias rungtynės su turkais, sakysim, ar kažkas tokio, tai tikrai jie labai daug prisidėjo prie pergalės ir taip toliau. Taip kad labai ačiū jiem. Ir einam toliau. Kaip jau buvo sunku atsiplėšti rankelinukį, vis kokie? Nežinau, dar matai, jūs kažkaip tos negatyvius dalykus žiūrėkite. Žiūrėkite, kad mes ir atsiplėšėm trečiam ir pirmam ir ketvirtam. Nu, čia, žinai, krepšinis, kita komanda juk irgi stengiasi. Tu negali paimti kažkokią tai atkarpą ir dabar kiekvieną kartą klausti, kas atsitiko trečiam, kas atsitiko tada. Jie juk irgi stengiasi, žaidžia, jie irgi, žinai. Aš visumoje manau, kad rungtynės mums pavyko, mes išgavom iš jų tai, ko mums šiai dienai reikia. Kaip apskritai įvertintumėte savaitę į tą etapą? Gerai, visai normaliai, tikrai nepavyko pirmas kėlinukas rungtynių su ispanais, o šiaip mums svarbiausia būtų rinkti taškus ir gerinti žaidimą. Ir mes, kaip sakant, surinkom tą vieną tašką, kuris labai brangus yra. Ir manau, tikrai kažkiek tai pagerinom žaidimą. Nu, dabar vėlgi reikia rinkti taškus ir, aišku, vėl reikia gerinti žaidimą. Tai viskas eina toliau, nu, sakau. Šarūnai, ar nustebai ar ne, bet ispanai pralaimėjo šiandien kaip po vakar? Žinot, čia labai daug krepšiniai lemia emocijos. Vieni vakar buvo tokiam pakilime, ruošėsi žaisti prieš lietuvius labai atkakliai, o kiti labai skaudų pralaimėjimą jo patyrė. Tai taip ir apsiverčia viskas aukštyn kojom, o visiems aišku, kad Ispanijoje Gasolis yra, nu kaip, aš procentaliai nežinau, kiek jisai yra komandos, bet tai yra didžiulė komandos dalis. Nu, ir viskas susideda į tą, kad kažkokio tai didelės staigmenos kažkokios, tai čia nelabai ir buvo, man atrodo. O didelis staigmena, kad pirmus rungtynės su serbais ar neturi reikšmės? Kaip, nu tai reikėjo žaisti su serbais, reikėjo žaisti su prancūzais, reikėjo žaisti su vokiečiais, mes jau tą žinojom. Nesvarbu, kur jūsų komanda pirmas rungtynės? Nesvarbu, tikrai, nu taigi reikėjo žaisti visom trim. O dar kokių pliusų minusų čia buvo organizacijai, kas liečia? Aš jums sakiau, jeigu bus minusų, mes jums nieko nesakysime, o jeigu pliusas buvo viskas super, mes, žinot, mes tik tai stengiamės koncentruotis į krepšinį ir gerinti savo žaidimą, kad galutinis rezultatas mums būtų visiems malonus, ane? Gerai. Ačiū.